Nu ką, laikroduką pastatysim, Hebra, 300 eurų naudotas. Nevairus reikia BM-suose nuiminėti. Opa! Aš dabar pasakysiu, kaip galima patikrinti diržą. Opa! Конфета! Опа! Ребята! Ставим лайк, Hebra! Valio, labą dieną. Nu ką, pasivažinėjom, reikia grįžti ir prie darbų, Hebra. Mašinos stovi, pačios nesusirinks. Tai ką mes darysim? Šiandien dirbsim prie Makano, aš norėjau jį surinkti. Mes pradėsim nuo švaros. Išsiurbiam, išpučiam dulkės, išvalom visus kampukus ir pradedam surinkinėti visą saloną. Tai ką, imu pirštinės, leidžiu mašiną ir gazuoju. Jau kažkas dėžėm užmėtė, čia ne tu kameristas, a? Ne, aš čia nelindau. A, čia naujos detalės, kurių mums reikėjo Makanui, nes nebuvo ant to. Nu kaip nebuvo? Buvo, bet... Kažkas sulaužė turbūt, ne? Gal, kas čia vyksta, duokit man peilį. Čia yra priekio detalė, televizoriaus dalis prie šoninio radiatorio, viena ir kita. Kaina, neatsimenu, apie 100. Čia jau mums kainos nelabai svarbu, nesakysim, kadangi iš 2 Makanų renkam vieną, tai paskaičiuoti tikslę kainą neišeis. Tai, nu, nebent aš gale jau pasakysiu, kai mes padarysim šitą Makaną, išparduosim iš to fludo detalės ir tada pasakysiu sumą. Manau, jums bus įdomu, tai tikrai pasakysiu, Hebra. O dabar, pažiūrėk į saloną, bardakas. Davai išvalom visą tą bardaką, išsiurbiam ir pradėsim rinkti pravodkę. Sudėliosim, nes kai kurios vietos buvo nurauta pravodkė. Ir dėliosim plastikus. Sudėsim saloną, sėdynės, tokie mūsų planai ir lubas. O ten jau matysim, kaip seksis. Jeigu nieks netrukdys, tai gal ir surinksim saloną. Koks supas. Vieną jau padovanojom. Tai bus va toks dar. Ne, čia mums reikalingas. Jis stovi va šitoj pusėje. Kuriai? Kur zapaskė? Ai, va, čia viduje. Taip, aš čia ir padėsiu. Tai ką, mašina švari viduj. Dabar aš sunešu visas detalės salono, sudėliojam gražiai ir dėliosim šitą puzlę. Kad būtų patogu, mes turim viską sudėti ir prieš akis pas mus bus. Ir dar aš pasikartosiu, žmonės, kas nori ardyti kažką pas save mašinį tvarkyti, geriausia būdas. Geriausias būdas. Taip, geriausias būdas, aš pasakiau. Na. Geriausia būdas. S raidė pradėjau. Tu čia nedasipisinėk, seniai. O, atsiprašau. Čia geriausias būdas, nufotkinti ir viskas, visada pravers. Pamiršai, kur guli tą detalę arba laidas eina, o pasižiūrėjai nuotrauką, viskas. Tai naudokitės, Hebra. O dabar aš nešu detalės, dėliojam ir viskas. Ir so? Filmuok, seniai. Gerai, važiuojam pavalgyt, nes aš jau žiūriu pas mus po 12. Darbas ne vilkas, kaip sakant, mišką neišeis.
Važiuojam valgom ir tada jau su pilnu skrandžiu, su romia galva dirbsim. Nu, einam ant stilažą ir mėgot. Ne, gazuojam. A davai padarom 20 minučių video, kaip aš valgau. Nu ką, pasistiprinom ir važiuojam į garažą. Filmuoji? Nu ką, pavalgėm, jėgų pilna. Nu pas kameristą nelabai. Mažai valgė. Nu, ką mes turim? Mes turim unpackingą. Diržai ir airbagai lūpų. Mes juos nuvežėm restauruot, kaip ir visada. Padaro su garantija, viskas čiki, kėda. Patikrinta įmonė. Ką mes turim? Opa, o čia lyšna detalė. Žodžiu, kai šauna būtent Porsche, nežinau kaip kitų mašinų, bet BMS'o diržas nesudega. O vat Porsche padega biškį, to aš parodžiau. Avarijos metu, kai šauna airbagas, nu, parodyk. Jisai diržą padegina. Kažkur man rodė, dėl to ir pakeitė. Nu va, žiūrėk. Ne, čia ne. Tai gal čia pakeistas? Ne, čia senas mano, va, žiūrėk. Radai? Gal ne? Va, žiūrėk. Davai. Tai? Nu matosi tokia dėmė. Duok, sufokusuosiu. Op. O fokusas nenori fokusuot, nu. Nu jo, matosi kažkiek. Tai va, tai kai diržą užklinė, kad žmogus į vairą neatsitrenktų, sudegina diržą. Tai mums pakeitė diržą. Kurbrėsams! Ką, išpakuojam dar vieną diržą, pasižiūrim. Opa. Kur čia padeginta? Ir čia mums tiesiog pasakė, kad degina ir kad šaibą paim daugiau. A? Ne, va, pažiūrėk, sudegintas. Šitas labiau sudegintas, matai? Aha, jo, gerai matosi. Nes dirželio šovinys, jis šauna ir diržiuką, op, užklynė. Ir laiko. Čia galėtų būti reklama šiaip. Gerai. Kaip visada, atsakingai viską sudedam. Airbagai čia yra svarbu. Dabar lubų airbagai išpakuojam. Lubų airbagai čia kur jau... Va čia šonė eis, taip? Taip, taip. Čia jeigu šoninis smūgis, šauna iš lubų airbagas ir galva minkštai atsitrenkia ne į metalą, o į padušką. Paduška pagalvė. Translate. Tu čia davai netaisyk manęs, ble. Gal save geriau taisyk, a? Taisais manęs čia. Va, čia yra lubų airbagas, žiūrėk kokia ilga. Gyvatė tokia, ne? Gyvatė, pažiūrėk. Normaliai, 2,5 kažkur. Всё. Tu tada filmuok, kaip aš juos dėsiu ir važiuojam toliau. Taip, fiksuojasi jis labai paprastai, va, pažiūrėk. Opa, toks metalinis fiksatorius. Duok parodysiu. Opa, aha. O pats patronas prisisuka ant varžtų. Va čia, opa. A, ant varžto? BMW-se taip pat, ar ne? Panašiai, principas tas pats. Fiksuojam. Gerai, dar pravodkę užmetam. Ну kas, Janik, nesigauna ar kas ten? Parodyk. Čia gal atpjaut reikia gabalą? Galim atpjaut. Lyštas gabaliukas, va šitą pusę pjauk tada.
Gerai, koks planas? Greitai. Mes dabar laidus sudėliojam į savo vietas. Ir dabar ką darom? Sudedam dar diržus. Tada eis lubos ir visi plastikai. Saloną, sėdynės mes sudėsim jau paskutiniu momentu. Nes dabar mums labai patogu dirbti, galim landžiut, nieko nesitrukdys. O kai kėdės įstatysim, tai jau laipiok, ten nepatogu, plastikai išimti nepatogu. Tai saloną jau pats paskutinis momentas bus. Dabar plastikai, lubos, nes kišim per priekinį stiklą, kaip tik pas mus jisai išpjautas, kad nesulankstyt. Nu ir viskas. Ir kameristų dar bus užduotis. Jis važiuos dabar paimti diržų, nes aš juos pamiršau paimti. Jie stovi va šitoj vietoj. Čia bus galiniai diržai, jie irgi šauna ir irgi pritraukia žmogų avarijos metu. Tai Pasažyrus iš galo, taip? Taip. Arba šūnį, jeigu kas nors pririša, kad neišskristų pro langą. Tai kameristas užduotį turi, tu tada gazuok, o aš padarysiu smulkmenas, kurių nesimato. Važiuojam. Davai. Na ką, diržai pas mus jau vietoj, va tokie va gražūs, suvainiuoti. Tai ką, viskas, važiuojame į garažą. Opa! Aš dabar pasakysiu, kaip galima patikrinti diržą. Kameristas paėmė diržiukus, jau jie padaryti. Reikia laikyti vertikaliai, nes tai juda. Taip, jeigu diržą pasuksi kaip nors, viso. Jo, tu man pasakai, pamenu. Tai va čia toks pairiukas. Jeigu mašina apvirsta, tai irgi jisai suveikia ir laiko. Op, žiūrėk, lygiai laikau ir... O, važiuoja. Tai važiuoja, jeigu, op, šiučionu, viso. Tai va, diržas veikiantis. Dabar dedam diržus ir perinam prie plastikų. Gerai, užspaudžiam. Viskas, diržą užsukom. Nepamirštam fiškutę pajungti, nes nesuveiks, jeigu nepajungsim. Viskas yra. Va tokia fiškutė. Rodyk. Įkiši ir tą oranžinį opdą spaudį. Gerai, diržai susukti, vienas kitas. Davai. Pereinam prie plastikų. Plastikus dėsim, tai nors matysim darbą. Gazuojam. O pradėsim mes ne nuo plastikų, o nuo lubų. Kadangi pasimatavom biškį, tai gaunasi, žiūrėk, čia reikia iš pradžių lubas uždėti ir tada plastikus, nes jeigu mes pradėsim rinkti bagažinę, tai va šitas plastikėlis jau neužlys. Ne taip kaip BMW, tai dėl to aš pridėjau plastikus pasimatot. Tai iš pradžių lubas dedam ir tada plastikus. Prieš dedant lubas, davai patikrinam, ar panorama mūsų veikia, kad nereikėtų daugiau ardyti visos mašinos, kad nuimtų lubas ir pasižiūrėt, kas su panorama. Tai davai pažiūrim ir tada dėliojam lubas. Davai pajungsiu šviestuvėlį ir pažiūrim, patikslinam, ar viskas veikia. Tu klėmą pajung, jeigu gali. Yra. Opa, yra kontaktas. Šviečia, taip? Viskas šviečia. Nu va. Veikia? Taip, čia veikia, tas štorkė. Štorkė. O, irgi. Nu kaip ir čiki. Tai chebra visada stenkitės patikrinti dar kartą, apeit, pasižiūrėti, ar viskas pajungta, ar viskas gražiai sudėta, nes daug reikalų būna vėl nuiminėti ir vėl žiūrėti, kur kas blogai, kur ką nepajungiai. Tai apsižiūri dar kartelį, apeini, laiko daug neužtrunka, bet jeigu reikės ardyti, tai užtruks daugiau laiko. Davai tada, tu statyk kamerą, mes dėsim lubas. Just
ką, chebra, su lubom Porsche Macan tai yra reikalų. BMW, aišku, viskas paprasčiau padaryta. Nu nieko, pažiūrėsim, kaip čia gausis. Nes labai daug įvairių detalių, kurios reikia prisukti, pridėti, kad būtų vietoj arba laikikliukai, va šitos va nesąmonės, šito rėmelio durno. Užsikišo iš pradžių tas galas, tada šitas turi, nu, žodžiu, to viską parodysim galą. Jeigu kameristo pagalbos nereikės, tai mes nufilmuosim. Ne, man atrodo, reikės pagalbos, palibau. Jo, tai kad jūs ir nepamatysit. Pasistengsi parodyti. Šitą rėmelį reikia užmaut. Opa, užsimovė. Liko šita vat pusė. Aha, liko. Kaip man parodyti dabar, man sunku čia irgi. Nu, davai. Matai? Aha. Šitą rėmą reikia statyti arčiau lūpų ir tada rėmelį ant viršaus panoramos užmaut. Nu, karočiui, chebra, čia nesąmonė su šitom lūpom, tai tikrai. Va taip, čia filmuok, senina. Pasiemi, Nu, galima. Opa! Galim buvo ir be veiksmažodžių, Andrėjau. Čia mes galim ir be tavęs apsėti. Savo komentarų. Matai, pafilmuok būtent šitą rėmelį. Jisai užsimauna ant panoramos kampukas čia toks išlenda. Tai pilnai aplink. Taip. Kaip ir užsėdėjo. Viskas ok. Nedaug užtrukom, bet nemalonus darbas tikrai, nesąmonė sugalvojo su tom lūpom. Tai davai, aš apeinu, apžiūriu, ar viskas gražiai stovi ir važiuojam toliau. Statom fortkę, nes kai uždėsim plastikus, jau prieimo nebus. Tai fortkė čia prisisuka. Neįsiklijuoja tai kitose mašinose. Opa, viskas seniai. Langas vietoj. Nu ką, pagrindinis? Kas pagrindinis? Taisyklė Macano, kaip rinkti į saloną, tai yra viskas sudedama iš viršaus į apačią. Tai yra lubos, plastikai, viršutiniai ir tada leidžiamės į apačią. Nes matai, kiekvienas plastikas užsidengia dar kitų plastikų. Vat uždėjom mes lubas, tada uždedam šitą plastiką. Matai, čia tada dar laikikliai, tada dar vieną plastiką. Ir tada renkam apačią. Nepatinka man. Tikrai nepatinka. Pažiūrėk, čia irgi tas pats. Lubas, tada šitas plastikas, tada šitas ant viršaus. Žodžiu, jeigu jūs norėsit kažką va čia padaryti, blogą kažkokį paimti, tai jums reikia nuardyti, skaityk, va, tai šitą visą pusę. Nežinau. Kam tai padaryti? Nežinau. Kažkam tai padaryta. Gerai, kol turiu kantrybę savo renkti. Opa, čia mūsų naujas detalės, kurios dažniausiai lūžta. Kiek aš su Macanais esu susidūręs, tai va šitie plastikai galiniam diržam visada lūžta. O mes turim naujus po 25 eurų, kairė ir dešinė. Tai dedam toliau. Šitas plastikas eina ir tada, opa. Ir jau beveik. O kur tas eina? Kur dabar laikai? Šitas va čia bus ant viršaus. A, ten kur diržai, ne? Taip, taip. Atsimeni, kažkuriam video aš rodžiau, kad diržas labai stipriai buvo susitraukęs. Avarijos metu susitraukė diržas, plastiką iškart šitą užsakom naują, nes naudoto nerasim. Taip, pamenu. Atrodo, čia irgi buvo Macano taip. surinkimas. Flūdas. Jo. Man atrodo, ne, mes šitą išrinkinėjom. Buvo diržas susitraukęs ir plastikas lūžė.
Davai, įstatom galinės sėdynės. Galinės sėdynės mums jau netrukdys, kadangi jau galas beveik visas plastikas surinktas pas mus. O ant galinės sėdynė mums bus patogu sėdėti. Mums sėdėt. Mes nesėdėsim galiu. Nu taip, ar patas padarysim, tai nesėdėsim, ne? Gerai, pažiūrėk, biškiai apsidulkijo. Davai, parodyk. Nu, Bet nieko. ant kameros netgi nesimato. Ja, Nuliakas. Gerai, čiokopai, ne? Čiokopai spalva. Gerai, dedam sėdynės ir judėsim toliau. Man jau patinka, vaizdas biškai keičiasi. Kai saloną įdėsim, tada tikrai pasikeisiu. Taip. Tikrai jau matosi, kad dirba mane, kaip plastikai jau dedasi. Matosi, matosi. Pagnalė. Viskas užtenka, aš manau, šiandien. Jau po 5, nėra ko čia persidirbti. Ką aš galiu pasakyti, kad Makanas čia yra ne ta mašina. Jeigu jūs norit pabandyti, iš Amerikos kažkokią pirmą tašką nupirkti ir surinkti. Čia ne ta mašina. Pirkite geriau kokią amerikietį arba BMW. Nes Porsche, būtent Makanas, nežinau kaip kiti Porsche, nes aš tik šitus modelius rinkęs. Tai nepatinka man. O mes keliaujam kitą dieną. Antonio Montana. Здорово, tikiuosi prieš kameras nieko neturit, ne? Labas. Šitą dėsit ar kur? O ką čia laimėt? Ką dėsiu? Nežinau, šiaip planuosi sierą, bet dabar statysiu namų aparatūrą. Tai normaliai, sieros stiklai iškrys. Gerai, tai ką, einam, aš paimsiu instrumentus, išsuksim tą subą. Gerai. Įmesim. Laidų tau reikės? Gerai būtų, jo. Bet tada laidus pats trauks. Gerai. Ten dėl kameros galite nesiparinti, nes ten mes realiai statysim 20 sekundžių, žinai, tai kad galite jo. Ai, dar žiūrėk, dovana nuo manęs. Antemkę šiaip labai norėčiau, kad užsiklijuotum, bet nežinau ar... Opa, dovanėlę mes gavom. Davai patikrinim, ar Hebro folvino mane. Davai, davai. Gal šitą dar dovaną neatiduosim jau? Nes pas mus buvo įvykis, karočią, atvažiavo, mes turėjom pravežimą, kuris laimėjo ir su juo buvo draugai. Patikrinam, draugai nepalovino. Davai pasiūrim, atneš telefoną, žiūri jau. Nu, jis tai bijau sumeluoti, bet tai... Varodik. O. Все, ровный, половина. Все, čia mano pats Ir dar samai. net kameristų to pačiu. Kameristų to pačiu, žinau. Ačiū, ačiū, mėla malonu. Laimėtas jau pusę mašinas nori išgauti. Let's be real with the record, most artists fold in the moment. They just ain't built for this, so Lego bitch, the click you heard is mine taking over. Fucking shit up until my cup runneth over. Just don't get noticed, fuck the fame, my motives own a ranch outside the border. Token up is in my blood like crypto. Ether, I'm on the blockchain, hanging right in this song. I can't be the rapper, man, slim since birth, standing out and out. Wow! Va čia tai perėjimas. Davai, mes ką turim padaryti? Damušt šitą saloną. Mažai jau liko. Mažai liko, bet aš šiandien tikrai pabaigsiu saloną. Davai, pradėsim nuo centrinės konsolės. Kišam į vidų. Labai daug čia laidų. Svarbu nieko mums ne, kaip sakant, O čia pip. Davai, tu filmuok, aš darau, nes kad labai ilga serija nebūtų, žinai. Nu, šiaip ir taip jau pakankamai ilgai. Pakankamai ilgai. Davai.
Seniai, davai, statyk kamerą, man reikia pagalbos, biški. Dėsim sėdynę. Opa! Ledas! Statom laiką, chebra. Все, ledas. Like, subscribe. O, Andriukai, kur važiuojam, nu? Все, chebra. Sėdynės tenkitės dėt dviese, nes gali supyti visas abloškės. O mes einam gert arbatą. Davai. Labas rytas, chebra. Pagėrėm arbatos ir atėjo kita diena. Neblogai. Ką mes darom? Davai. Šiandien jau tikrai turim dabaigt saloną. Tikrai. Bet va šitų stojų tik neuždėsim. Nes aš užsakiau naujas. O kodėl? Nes jinai biškiai sudraskyta ir kairė ir dešinė. Kameristas pridės. Šiaip galima būtų palikti, bet mes darom ledą. Tai kad naujas užsakėm. Virš stolniko vienetą kainuoja. Kai atvažiuos, patikslinsiu kainą. Gerai, davai, seniai. Imk kampą, iš kurio filmuosiu ir aš dėsiu apšipkės. Davai, važiuojam. Pradėsiu nuo galo. Važiuojam. Ir viskas. Užsukam abloškės ir tiek. Gazuojam. Iškart matosi, kad rimtas žmogus važinėja su Porsche, a? Jokios popsos ten, kai jūs mėgstat. Bet čia normali muzika. Ir šiaip neblogai groja muzikėlė. Burmeister, chebra, tikrai gerai groja. A ne kameristas? Puikiai. Patvirtink. O aš pakaifuosiu. Ką mes turim? Wallpacking. Ką kameristas atspėsi, ką mes čia turim? Nu, pažiūrėsim. A, pažiūrėsim. Tu improvizuoja, ne? Nu jo, tipo nežinau, kas. Tipo nežinai, aš tau nesakiau, kas čia. O ką mes čia turim? Chebra. Nauja detalė. Čia bus Makano GTS nauji žibintai. GTS-o. Būtent GTS-o, nes paprasto Makano jie yra biški šviesesni. GTS-o tamsesni. Nu, aš gal palyginimą kokį įjungs. Palyginimą galėjai įjungt dabar, kol kompresorius jie boša. Valio. Ir mes išpakuojam naują žibintėlį. Opa. Opa, pažiūrėk. Nuliakas, ne? Nuliakas, kaip blizga. Viskas čiki, original, seniai. Ir už komplektą mes sumokėjom 4-8 euriukų. Šiaip dažnai amerikiečiam, būtent amerikiečiam, aš sueuropinu galinius žibintus, tai vežu žmogui, kuris tom užsiema ten išpjauna gražiai, liedus įlituoja, pakeičia, kur reikia raudoną spalvą į oranžinę arba prieš rūką įlituoja. Dažniausiai ten darau, bet būtent šitiem žibintam pasakė man 400 eurų kainą. Tai mes nupirkam naujus už 4-8. Aš manau, nėra čia ko taupyti. Bus. Aišku, geriau nauji. Jo, ir tvarkingi žibintai.
Nors ten irgi kaip ir neblogai perdaro viską šikį, bet 8 eurų skirtumas, aš manau, geriau anuliovus, jie blizgantis, bus gražus žibintai. Ką mes darom? Dėtum Dabar žibintus? statyti. Jo, davai. Kas norės užsakyti detalę, galite irgi parašyti koduką, aš turiu nuolaidėlių. Galim kažką užsakyti, hebra. O mes dirbam toliau. Опа! Конфета! Ką mes čia turim? Bamperis galinis. Gražuolis. Taip. Mes nudažėm šitą apatinį dar sijoną, nes jis buvo juodai matinis. Čia difuzeris skaitėsi? Jo, difas. Tai aš manau, dabar tikrai gražiau ir gaiviau atrodys, ne? Taip. Ką, dar. Mes nupirkom ir šitus žibintus naujus į bamperį. Opa! Irgi nuliakas, nauji. Op. 120 eurų. Vienetas. Sudedam čia ir galėsim užmauti galinį bamperį. Tavo mėgstamiausia muzika, seni. Kodėl mano? Todėl, kad ir mano. Tai ką, šitam epizode pas mus darbai baigti. Su salonu mes jau pabaigėm, beveik. Porą detalių trūksta. Stoikės, matai? Stoikės jau pamenu. Stalivaras kainuoja. Žmonėm išversiu 100 eurų, ten biškai daugiau. Tai kas liko? Liko pas mus priekinis bamperis. Tada mums reikia rasti dar priekinius žibintus. Kadangi dešinė žibintas išvis dužęs, o šitas irgi, stiklą reiktų keisti, lituot laikiklius, bet mes to nedarysim, tai mes ieškom būtent tokių žibintų komplekto. Ir įklijuosim dar stiklus ir tada važiuosim į Porsche centrą. Mums turi pakelt mašiną nuo pilvo. Matai, kaip guli? Taip, labai žemai jinai. Ar taip ir paliekam? Tipo stens, japoniška tematika. Taip, tai jie ten turi pripilti kažkiek azoto, ten oro, nežinau, aš paaiškins, kai nuveši mašiną, padarys ir paaiškinsim ir pasakysim, kiek tai kainuoja. Tai ką, o kol kas? Kas kol kas? O kol dabar statysiu turbūt kadrus prieš po. Į kadrą, kaip jis atrodė išrinktas ir dabar kaip atrodo.
ką subų mes atidavėm. Dar liko va šitas aparatas. Tai aš jau išrinkau, kam duosiu, bet jis neatrašo. Aš komentarė parašiau po vidosu, kad nori dukrytį. Tai jeigu matai mus, parašyk būtinai. Išsiųsim tau dovanėlę. Paskutinis mano Porsche'as, bl'. Da jo. Vėl kompresorius. Bet kiek čia galima jo pozuot, pasenina. Reikia iš pirmo karto viską filmuoti. O tai mes iš pirmo ir filmuojam. Nu taip. Tai dėl to aš tau duodu šitą sėdynę, tu eini ir statai. Nu gali įstatyti, nu. Gali tu įstatyti, žinai kam, bl'. Lyšninu detalį. Ką tu na čia filmuoji, bl'? Aš atsisakau, na. Ko tu atsisakai, nu? Tu atsisakai šito montažo? Tavęs atsisakau, na. Va, iš naujo, nes tu visą kadrą suvedinai, bl'. Nu, čia tai lyšnį detalę galima ir prisileist porą bonkių, nu. Kaip tu? Humorda mano. Protokolinė, nu. Yra kaip yra, ką aš padarysiu.